Tikslaus vairavimo varžybos netradicinis būdas įtikinti studentus, jog vairavimo meistriškumas slypi ne lakstyme gatvėmis, pažeidinėjant taisyklės ir neretu atveju keliant pavojų sau ir aplinkiniams, o sugebėjime tiksliai valdyti automobilį esant sudėtingam eismui. Renginio šis vairavimo varžybos, kurių metu dalyviai yra įvertinami pagal sugebėjimą tiksliai ir greitai orientuotis sudėtingose situacijose, atstojančiose kliūtis ir iššūkius, sutinkamus kiekvienos dienos kelionėje automobiliu. Varžybų metu dalyviai susiduria su kasdieniais eismo sunkumais sukurtoje trasoje, bei turi parodyti savo kelių eismo taisyklių žinias, sprendžiant testą prie kompiuterio. Žiūrovams taip pat bus siūloma paklausyti paskaitų saugaus eismo temomis, susipažinti su specialiųjų tarnybų įranga bei išbandyti avarijų simuliatorius. Šį kartą surengtose varžybose geriausiai sekėsi Vytautui Koryznai, kuris surinko 80% taškų sprendžiant kelių eismo taisyklės ir trasoje sugaišo 2 minutės ir 36 sekundės.